Šamaniškas lietus tai ne vien žodžių junginys ar poetiška metafora. Tai gilus, daugiaprasmis reiškinys, kuris kalba apie žmogaus gebėjimą atsinaujinti, paleisti seną ir priimti naują gyvenimo tėkmę. Šis reiškinys jungia senovės šamanizmo simboliką su šiuolaikine dvasinio sąmoningumo paieška, todėl jo esmė slypi ne religijoje ar tikėjime, o išgyvenime, tyliame vidiniame susitikime su savimi. Kai kalbame apie šamanišką lietų, kalbame apie simbolinį, bet labai tikrą procesą, kai žmogus leidžia savo vidiniam pasauliui apsivalyti, kai nusiplauna seną emocinį purvą, kai atveria širdį ir leidžia sielai kvėpuoti. Tai lietus, kuris lyja ne iš debesų, o iš vidaus. Iš to gilaus žmogaus sluoksnio, kurį dažnai slepia mintys, įpročiai ir kasdienybės triukšmas. Šamaniškas lietus gimsta iš žmogaus troškimo būti gyvam, autentiškam, tikram. Šiuolaikinėme pasaulyje, kuriame viskas greita, racionalu ir matuojama skaičiais, šis dvasinis reiškinys tampa priminimu, kad egzistuoja dalykai, kurių negalima paaiškinti loginėmis formulėmis. Tai priminimas, kad žmogus ne tik kūnas, bet ir energija, ne tik protas, bet ir siela. Kai kurie žmonės šią praktiką vadina energetinė vonia, kiti vidiniu atgimimu. Vis dėlto esmė ta pati. Tai būdas iš naujo susijungti su savimi, su gamta, su nematomu pasauliu, kuris visada šalia, bet dažnai užgožtos kasdienybės dulkių. Per šamanišką lietų žmogus kviečiamas pasėti sėklas, savo norus, ketinimus, svajones. Tai gali būti asmeniniai tikslai, santykių troškimai, kūrybiniai projektai ar paprastas siekis tapti ramesniu, laisvesniu žmogumi. Šios sėklos simbolizuoja mūsų vidinį potencialą, tą, kuris dažnai snaudžia laukdamas tinkamų sąlygų išaugti. O lietus, kuris teka per šią metaforą, yra mūsų energija, dėmesys, meilė, kurią skiriame tam, kas mums svarbu. Kai leidžiame šiam lietui lyti, kai suteikiame sau leidimą jausti ir veikti, mūsų gyvenimas pamažu ima keistis. Šamaniškas lietus dažnai gauna kūrybinės formas – meditacijas, ritualus, meno terapijos užsiėmimus, neurografikos piešinius. Tokie užsiėmimai sukuria erdvę, kurioje žmogus gali išlieti savo emocijas ne žodžiais, o vaizdais, garsais, judesiu. Įprastai praktika prasideda tylos momentu. Dalyviai susitelkia, užmerkia akis, kvėpuoja. Tada pasigirsta ritmiška muzika, būgno dundesys, kuris primena žemės pulsą. Šis garsas šamaninėje tradicijoje visada buvo tiltas tarp pasaulių. Ritmas, kuris jungia kūną, sielą ir visatos tėkmę. Būtent tada prasideda lietaus kvietimas. Dalyviai piešia, medituoja, juda ar tiesiog būna, leisdami, kad vidinis vanduo, emocijos, prisiminimai, mintys pradėtų tekėti. Šiame procese nėra jokios prievartos ar dogmų. Šamaniškas lietus nėra religija, nėra taisyklėmis grįsta sistema, tai labiau gyvenimo menas. Gebėjimas būti atviram, priimti tai, kas ateina, net jei tai skausminga, chaotiška ar nesuprantama. Kaip ir gamtoje, lietus kartais būna švelnus ir ramus, o kartais audringas, valantis viską savo kelyje. Taip ir žmogaus viduje. Kartais reikia švelnaus lietaus, kad pažadintų snaudžiančią sielą, o kartais stiprios audros, kad nuplautų senus įsitikinimus, baimės ir vidinius akmenis. Šamaniškas lietus turi daug sluoksnių
Jis gali būti energetinė praktika, kur žmogus vizualizuoja vandens srautą, kuris teka per jo kūną, išplauna blokus, įtampas, nuoskaudas. Jis gali būti kūrybinė meditacija, kur žmogus piešia, rašo, dainuoja ar šoka, leisdamas emocijoms pasireikšti. Kai kurie žmonės patiria tai kaip gilią emocinę iškrovą. Po tokios sesijos jie verkia, juokiasi, dainuoja ar tiesiog sėdi tyloje, jausdami, kad kažkas viduje pasikeitė. Ši praktika dažnai atliekama ir grupėse. Žmonės susirenka į bendrą erdvę, studiją, gamtos lauką, mišką. Ten jie dalinasi tyla, garsais, emocijomis. Kiekvienas žmogus ateina su savo intencija, bet kai lietus prasideda, tiek vidinis, tiek išorinis, visų energijos susilieja. Tada atsiranda bendras ritmas, bendra širdies daina. Tai bendrystės patyrimas, kuris primena senųjų tautų apeigas, kai lietus buvo šaukiamas kaip šventė, kaip ryšio su dangumi ženklas. Tokiuose momentuose žmogus jaučia, kad nėra atskirtas nuo kitų, kad visi mes esame viena gyvybės grandinė, viena šaknis po tuo pačiu dangaus lauku. Šamaniškas lietus taip pat moko priimti permainas. Jis primena, kad viskas gyvenime teka, kad niekas nėra sustingę. Net kai atrodo, jog sausringi laikai niekada nesibaigs, kažkur horizonte jau kaupiasi debesys. Ir kai pirmas lašas paliečia žemę, prasideda naujas ciklas. Šis suvokimas išlaisvina iš kontrolės poreikio, iš baimės. Žmogus pradeda pasitikėti gyvenimu, ne todėl, kad viską supranta, o todėl, kad jaučia tėkmę. Jis tampa švelnus savo, kaip žemė, kuri tiesiog laukia lietaus, žinodama, kad jis visada sugrįš. Šamaniškas lietus gali būti ir labai asmeninė patirtis. Kai kurie žmonės praktikuoja jį vienumoje, uždega žvakę, įsijungia ramią muziką, užrašo savo mintis, o tada tiesiog klausosi simbolinio lietaus. Kartais tikra forma, kartais vaizduotėje. Jie leidžia mintims skristi kaip lašams ant popieriaus, stebi, kas iškyla. Tokia praktika padeda pažinti save, paleisti vidines įtampas, grįžti į kūną ir širdį. Šamaniškas lietus tai kvietimas sustoti ir įsiklausyti. Kai pasaulis triukšmingas, kai viskas sukasi greitai, šis ritualas tampa tiltu į tylą. Ir toje tyloje žmogus pajunta kažką, kas buvo pamiršta, kad jis yra gamtos dalis, kad lietus jo neišskiria, o jungia, kad kiekvienas lašas tai priminimas apie gyvybės ciklą, gimimą, augimą, mirtį ir atgimimą. Galbūt todėl šamaniškas lietus turi tokį stiprų poveikį tiems, kurie jį išgyvena. Jis primena, kad atsinaujinimas nevyksta iš išorės, o kyla iš vidaus. Kad tikras lietus tai ašaros, kurias leidžiame savo išverkti. Tai svajonės, kurias išdrįstame išsakyti. Tai meilė, kurią išmokstame jausti be baimės. Jis moko drėkinti savo gyvenimą dėkingumu, pasitikėjimu ir šviesa, net jei aplink siaučia audros. Šamaniškas lietus yra daugiau nei ritualas, tai būdas gyventi. Tai nuolatinis judėjimas tarp išdžiūvusio proto ir tekančio širdies, tarp sausros ir derliaus, tarp praeities ir dabar. Kai žmogus leidžia šiam lietui tekėti per savo vidų, jis tampa švaresnis, tikresnis, gyvesnis. Ir galbūt būtent tada, kai sustoja po nematomu dangaus lietumi, jis suvokia, kad šis šamaniškas procesas vyksta visada, kiekviename įkvėpime, kiekvienoje ašaroje, kiekviename gyvenimo laše.